Labadiena, aš esu Eglė ir šiandien su kolegė Rugilė pristatysime savo projektą apie intelektinių transporto sistemų, kurias toliau vadinsime ITS, plėtros galimybės Lietuvoje. Ir šį projektą vykdėme kartu su Susisiekimo ministerija. Gali būti sunku suprasti, kas tiksliai yra ITS, nes šis konceptas yra gana platus. Mes jį aiškiname kaip išmaniąsias technologijas, kurios yra taikomos transporto sektoriuje, siekiant saugumo, efektyvumo ir tvarumo tikslų, o taip pat kitų naudų. Lietuvos transporto sektorius labai svarbus ekonomikai ir šalies socialiniai geroviai, nes transportas ir logistika sugeneruoja net 13% šalies BVP, o taip pat sukuria daugiau kaip 130 000 darbo vietų. Tačiau Lietuvoje išlieka didelis žuvusių keliuose skaičius dėl eismo įvykių kaltės ir mes esame 7. vietoje ES pagal šį rodiklį. Taigi ši problema vis dar išlieka gili. Transporto sektorius taip pat generuoja didžiausią šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir kitų transportui būdingų teršalų dalį, bei išlieka žemas skirtingo transporto rūšių integralumas. Kodėl būtent ITS? Nes būtent ITS gali padėti visas minėtas problemas išspręsti. ITS yra prioritetinė sritis, kuri taikoma eismo saugumo problemams ir iššūkiams spręsti, bei padeda mažinti žalą aplinkai, gerinant energijos vartojimo efektyvumą, taip pat optimizuoja eismą, mažina spūstis, bei gali užtikrinti efektyvesnį ir patogesnį transporto paslaugų teikimą. Atlikdamos situacijos Lietuvoje analizę, mes išskyrėme šalies stipriąsias puses, kurios galėtų mums padėti vystyti ITS. Tai yra autonominio transporto reglamentavimas ir testavimo galimybės, taip pat išvystytas mobilaus ryšio tinklas, jau vykdomi ITS projektai ir taikomi ITS sprendiniai, bei turima ITS infrastruktūra. Tai yra išmanieji šviesoforai, išmaniosios sankryžos, kintamieji kelio ženklai, meteorologinės stotelės, eismo apskaitos įrenginiai ir kita. Ir iš tikrųjų kiekvienas iš mūsų beveik kasdien naudojamės ITS naudomis, tokiamis kaip maršrutų planavimo programėlės. Tačiau išskyrėme ir pagrindinę problemą vyraujančią Lietuvoje, kodėl ITS sistema nėra vientisa. Ir tai sukelia epizodiškas, fragmentuotas ITS planavimas, diegimas ir vystymas. Tai lemia kelios priežastys. Kelios jų yra nepakankamas nacionalinis koordinavimas, taip pat bendradarbiavimo trūkumas, nėra ITS projektų poveikio analizės, nevykdome stebėsenos, mums labai trūksta atvirų duomenų, o ITS ir yra paremta duomenų dalymusi. Inovacijų agentūra atliko studiją, kuri parodė, kad didelis barjeras yra žema ITS ekosistemos branda, bei labai svarbi problema yra ta, kad neturime ITS vizijos ir strategijos. Ir mūsų projekto rezultatas yra orientuotas į pirmasis dvi priežastis, nes būtent tai išsprendus jas galima būtų sukurti pagrindą ITS sistemos vystymui. Mūsų projekto rezultatai yra ypač aktualūs šiuo metu, mat Europoje vyksta skaitmeninė judumo transformacija. Praėjusiais metais ES taryba patvirtino naująją ITS direktyvą, kuri paspartino skaitmeninę pertvarką Europoje ir išmanesnį judumą. ITS taip pat gali atliepti ir kitų ES prioritetų, tai pavyzdžiui tikslų išsikeltų žaliajame kurse ar vizijoje 0, bei padeda siekti ir mūsų pačių nacionalinių strateginių tikslų. Mūsų projekto rezultatai yra 2. Tai pirmasis yra ITS vizijos siūlymas ir rekomendacijos Susisiekimo ministerijai. Šiame dokumente mes išryškinome poreikį kurti nacionalinę ITS viziją ir strategiją. Taip pat išskyrėme 3 kryptis: eismo sauga, darnus judumas, judumo paslaugų gerinimas bei 4 tikslus, kurių Lietuva galėtų siekti. Antrasis rezultatas yra apskritojo stalo diskusija su pagrindinėmis suinteresuotomis šalimis.
Na ir šiuo renginiu mes siekiame stiprinti ITS ekosistemos brandą, skatinti bendradarbiavimą ir taip kurti koordinuotą ITS sistemą. Renginio metu mes aptarėme suinteresuotųjų šalių lūkesčius, kokie vis dar vyrauja iššūkiai, bei aptarėme ateities bendradarbiavimo sąlygas. Na ir galime pasidžiaugti, jog renginio metu pasiekėme šio rezultato. Tai susitarėme dėl bendros nacionalinės ITS vizijos ir strategijos kūrimo. Savo projekto metu mes vykdėme Pasaulio kelių asociacijos rekomenduotinus žingsnius ITS proveržiui užtikrinti. Na ir mūsų renginys atliepia būtent 4 ir 5 žingsnius ir renginio metu taip pat pasiekėme, kad ir 6 žingsnis būtų įgyvendinamas ministerijos bei suinteresuotųjų šalių, šitaip užtikrindamos mūsų projekto tęstinumą. Ačiū už jūsų dėmesį. Mūsų rezultatus bei informaciją apie projektą rasite Kurk Lietuvai puslapyje ir taip pat galite su mumis susisiekti.